Mediena natūralus, tvarus ir ilgaamžiai sprendimas statybose. Aišku, medinių pastatų būna įvairių, tačiau medinės detalės tikrai gali tarnauti tiek, kad užtektų ir jums, ir jūsų vaikams. Klausimas, ar visada tokio ilgaamžiškumo reikia? Reikia žiūrėti į pastatus labai taip žmogiškai paprastai. Kiek mes laiko ruošiamės tą pastatą eksploatuoti? Jeigu mes jį ruošiamės eksploatuoti 500 metų, tai tada mes pagal tai ir atitinkamai užduoti projektuotojui duosim, ar ne, ir projektuotojas atsižvelgiant į tai medžiagas parinks. Bet vis tik tais, jeigu mes nustatom tą namą savo gyvenimui, tai duok Dieve, kad dar vaikai ten pagyventų, bet čia didelis klausimas, vis tik tais nebelieka to klausimo ilgaamžiškumo. Jis iš tikrųjų nėra labai aktualus. Įstatymiškai yra apibrėžta pastato ilgaamžiškumas pagal konstrukcijos tipą. Tai yra valstybė numačiusi, ten medinio karkaso, mediniai statiniai turi trumpesnį tarnavimo laiką, mūriniai, betoniniai, ten visokie kitokie, turi ilgesnį, ten virš 100 metų, mediniai šiek tiek mažiau, bet tas medis, jis savaime, jis neįra medis savaime. Medis, su medžiu atsiranda problemų tada, kai atsiranda problemų su pastatu. Tai ar kažkur prabėga, kažkur pastoviai kapsi kažkokia tai drėgmė, kažkur formuojasi kondensatas, atsirado kažkokių tai parazitų, sakykime, kurie tą medienos paviršių, medienos tūrį gadina. Galbūt atsiradė buvo kažkoks tai, nežinau, gaisras ar dar kažkas, kuris pakeitė savybės medžio. Visa tai silpnina bet kokią konstrukciją, ar jinai bus stogo ar sienos. Bet jeigu tą mes stogą eksploatuojam ar pastatą eksploatuojam tinkamai, jis neturi tų kažkokių temperatūrinių svyravimų, kažkokių didelių problemų dėl eksploatacijos, jis tarnaus tikrai 100 metų ir daugiau. Bet jeigu jau taip atsitiko, kad tam stogui, matom, kad jau galbūt, kad ir morališkai paseno, matom, kad lyg ir tos konstrukcijos kažkiek susidėvėjusios jau tokios nebegražios, tai privalumas yra tai, kad šlaitinį stogą remontuoti yra labai nesudėtinga dažniausiai. Tai galim paimti, pakeisti kažkokią laikančią gegnę ar kažkokį kitą medinį elementą kitu. Iš 3 visiems žinomų statybininkų NIF-NIFO, NUF-NUFO ir NAF-NAFO ne visi priėmė teisingus sprendimus dėl namų ilgaamžiškumo. Bet pasirinkę medį dažnu atveju ir neprašausite, ir nepermokėsite.